Labas rytas, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Šis mažas patarimas, kurį jūs pamatysite šiame video, padarys didžiulį proveržį jūsų gyvenime. Skaičiau knygą Steve Covey 7 efektyvaus žmogaus įpročiai, kur autorius rekomenduoja daryti vieną pagrindinį dalyką. Tai yra daryti darbus, kurie yra svarbus, bet neskubus. O ką mes dažniausiai darom? Kas yra svarbu ir skubu. Tai yra gaisrų gesinimas. Ir darydami tokius darbus, mes dažniausiai nesusimastom, kokia yra kryptis. O būtent darydami darbus, kurie yra svarbus, bet neskubus, tai yra kelias į geresnį gyvenimą. Tai yra, ten slypi mūsų galimybės. Ten slypi mūsų potencialas, ten yra mūsų veiksmai, tai yra strategija, kokia kryptis, ką mes atliksime ir ką mes pasieksime gyvenime. Tai yra elementarus fokuso nukreipimas iš darydami svarbius ir skubius darbus. Skirkite laiką, išnaudokite pauzes, išnaudokite tą laisvą laiką darydami svarbius, bet neskubius darbus. Su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.